šventėm jūs. Skambantis himnas, palinkėjimai Lietuvai, džiaugsmas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-ųjų metinių proga. Ir pilna Pasvalio salė. Kaip gerai jūs visus čia matyti. Švenčiančius, besišypsančius, besidžiaugiančius. Mes to verti. Ir štai su mažai mano drauge sugiedojome Lietuvos Respublikos himną. Sugiedojome kaip viena tauta, verta laisvės, verta pagarbos. Prieš 13 valandų šitoj scenoje buvo gimnazistai. Ir išėjo liūda ir atliko ukrainiečių liaudies dainą. Patikėkite, aš mačiau ašaras latvių ir lietuvių moterų akise. Jiems reikia mūsų pagalbos. Mes kartu su jais. Nedaug dieve, kad mums tai būtų. Bet aš manau, kad būdami kartu, mes ir ukrainiečiai, mes ir latviai, mes Baltijos valstybės, mes laisva Europos Sąjunga atsilaikysime. Atsilaikysime prieš bet ką. Ir dar vienas dalykas. Aš džiaugiuosi, kad atsiranda puikių iniciatyvų Pasvalyje. Pasvalio laikraštis Darbas ir jo deimančiukai. Aš manau, kad visus mūsų kvietė tam, kad pasidžiaugtume žmonėmis, kurie gyvena tarp mūsų. Mes kartais nepastebime galbūt tų deimančiukų, pačių geriausių, pačių kažko išsiskiriančių. Atrodo, kad taip ir turi būti. Bet žmogus darantis savo darbą iš širdies, atiduodantis jam visą save, jis iš tikrųjų yra tikrasis deimantas. Ir aš tikiu, kad šiandien bus kažkurie apdovanoti, bet iš tikrųjų jūs visi esate deimantai. Su kovo 11-ąją, su švente. Ačiū Jums. Ačiū Levai. Labas vakaras, mėly pasvaliečiai. Labas vakaras, būkit pasveikinti pirmuosiuose Pasvalio rajono istorijoje deimančiukų rinkimuose. Ir leiskit pristatyti žavę mano kolegę. Jūs jos nepažįstat, bet žinokit, ją rankose laikot jūs visi kiekvieną kartą, kai paimat darbo laikraštį. Nes būtent jos talentingos rankos maketuoja šitą laikraštį, o šiandien jinai visiškai naujam amplua, jinai veda renginį. Paplokit. Sveiki visi, taip pat noriu pristatyti mūsų šio žavaus laikraščio redaktorių Viktorą. Taip, praeitų metų pabaigoje mes rinkome deimančiukus. Paieškos artėjo vis dėlto į pabaigą. Tiesą pasakius, nesitikėjome tokio didelio jūsų aktyvumo. Jūs skambinote, rašėte, taip pat pildėte anketą. Ir galiausiai mes išrinkome jūs deimančiukus. Viena įstaiga net pateikė, ko ne 500 darbuotojų prašymų nominuoti jų viršininką. Tai va, žinokit, gavom net 75 berodo prašymus oficialius, kad tas žmogus iš tikrųjų vertas tos nominacijos. Pažiūrėsim, ar jam pasiseks. Atsimenat, kad mes iš tikrųjų pradžioj žadėjom, kad deimančiukus apdovanosim iškilmingai, kalėdų progą, bet tų deimančiukų buvo tiek daug, kad iš tikrųjų mums, žinokit, ir galva susisuko, ir mes nebespėjom ir visų beaprašyti. Ir paskui pagalvojom, kad iš tikrųjų, ko gero yra labai gera proga, būtent kovo 11 diena, ir kad būtent tą dieną, ne kažkokiom garsiom frazėm, ne deklaracijom, kurios, aš manau, daugumai iš jūsų yra gerokai nusibodusios, o va būtent parodant tą paprastą žmogų, kuris gyvena šalia mūsų, atšvęsta mūsų Lietuvos 25-metį. Ir tai yra, ko gero, geriausia dovana mums visiems. Parodyti žmonės, kurie nesiskundžia, o kurių tiesiog nuoširdžiai ir daug dirba. Ir visiškai netiesa, kad lietuviai yra pavydūs, kad būna laimingi, kai jų kaimynų namas dega. Čia yra visiškas melas. O kad tai įrodytume, mes norime jūs apdovanoti. Va, ten iš už kampo, žinokit, lenda maža staigmena, jie labai nekantrus, jie yra didžiausios šito vakaro žvaigždės. Atleiskit, jos gali pasirodyti ne kartą ir ne du. Va, mes juos jau matom, va. Čia pusima žvaigždė, paplokit juos. Peržiūrėję jūsų teikimus, mes išrinkom trejetukus pačių dažniausiai siūlytų žmonių. Žinokit, iš tikrųjų, tas objektyvumas yra labai sudėtingas reikalas, nes kandidatų buvo virš 300 ir tiesiog ėmėmės matematinių skaičiavimų, tuos, kuriuos dažniausiai siūlyt, tuos mes ir išrinkom į tuos trejetukus. Po to vyko internetinis balsavimas, kuris tiesą pasakius labiau buvo panašus į aštraus siužeto filmą.
kai kuriuose nominacijose kandidatai, favoritai buvo aiškus iš pat pradžių, o kai kur kova vyko taškas į tašką ir, na, iš tikrųjų buvo labai smagu stebėti, kaip jūs palaikot saviškius. Jūs tiesiog užvertėte savo balsais mūsų svetainę. Jo, tikra tiesa. Na, o įdomu, kas bus mūsų ceremonijoje vis dėlto teikiama. Už Atlanto teikiami Oskarai, o ką mes gausime, ką mūsų pretendentai gaus? Taip, žinokit, geras klausimas, iš tikrųjų mes ilgai sukom galvą, koks turi būti tas deimantas. Galvojam daryti iš stiklo, galvojam daryti iš metalo, galvojam užsakyti kokį nors iš Kinijos nesąmonę pigią, bet efektingą. Bet pagalvojam, kad, žinot, mes kalbam apie Pasvalio krašto žmonės, kurie vaikšto po šitą pasvalietišką molį, mina jį. Ir ko gero nėra nieko geresnio ir brangesnio už tą akmenėlį, kuris yra lauko palaukiai. Ir iš tikrųjų esam labai dėkingi jaunam Saločių dailininkui. Aš labai norėčiau, kad jisai atsistotų ir jūs visi paplotumėt Valiui Remeikai, kuris padarė. Valiau, pasirodė. Ačiū tau. Ačiū tau. Žinot, paprastas pasvalitiškas lauko akmuo, ko gero kartais yra gerokai brangesnis už pačius įmantriausius deimantus. Arčiau širdies. Taip. Na ką, pradėkim mūsų ceremoniją. Tai pradėkim. Monika, ar tu mokykloje nusirašinėdavai? Viktorai, gal aptarkim tai vėliau, gerai? Gerai, tu man parašysi pasiaiškinimą. Darbe, nežinau, ar pretendentai į metų moksleivio titulą nusirašinėja pamokų metu, bet jiem to tikrai nereikia, kad būtų populiariais, aktyviais ir gerais moksleiviais. Ponai ir ponios, pirmoji nominacija 2014 metų mokinys. Na ir ką, turime 3 pretendentus ir pirmoji iš jų yra Petro Vileišio gimnazijos moksleivė Julija Rastauskaitė. Tai aktyvi ir vietoje nustykstanti mergina, šoka, dainuoja, vaidina, niekada nestato save kažkokius iš anksto suplanuotus rėmus. Jis siekdamas tikslo pradėsi stoviniuoti vietoje, jo niekuomet nepasieksi, sako Julija ir drąsiai žiūri ateitį. Antras pretendentas – Paškų gimnazijos moksleivis Jonas Kaziliūnas. Jonas yra darbštus, atsakingas, kūrybingas, nuoširdus, draugiškas. Berniukas savo žiniomis taip pat dalyvauja tarptautinėse, respublikinėse varžybose. Mokytis niekada neatsisako dalyvauti ne tik klasės, bet ir mokyklos renginiuose, taip pat juos inicijuoja. Trečioji pretendentė Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos gimnazistė Jomantė Ežekevičiūtė. Nors merginai tik 17 metų ir nežino, kas laukia jos ateityje, tai netrukdo jai tapti Joniškėlio gimnazijos prezidente, netrukdo dalyvauti Pasvalio rajono mokinių parlamento veikloje, įvairiausiose olimpiadose, konkursuose. Jomantė mėgsta klausyti muziką ir ne tik klausyti, bet ją kurti ir dainuoti. Jeigu jūs Facebook'e susirasit jos profilį, atrasit ne vieną melodingą ir labai gražią dainą. Labai gražios dainos. Įteikti deimantą kviečiame Pasvalio rajono mokinių parlamento prezidentą Simoną Petkevičių. Taip, kviečiam Simoną, kviečiam mūsų prezidentus atnešti deimantą. O kas iš šitų 3 pretendentų tapo nugalėtojų, paskelbs vienas jums visiems labai gerai pažįstamas asmuo, kuris šiandien turėjo būti čia, tačiau gavosi taip, kaip gavosi, kartais darbai yra nepastumiami į šonus. Vat ir dėmesio į ekraną, jungiamės Vilnių. Labas Pasvalio rajono žmonės, jaunimas, senimas, visi tie, kurie dabar mane stebit. Jūs esat 2014 metų naujam renginiui, kuris vadinasi Pasvalio krašto deimančiukai. Pažiūrėjau tiksliai, kaip vadinasi, nes naujas renginys galiu užmiršti. Turiu labai svarbią akimirką paskelbti vienos nominacijos nugalėtoją. Tai yra mergina iš Joniškėlio. Joniškėlis. Šį kartą labai noriu paskelbti 2014 metų mokinės titulą užėmusią merginą. Tai yra Jomantė. Jie yra 17 metų ir jį būtent yra iš Joniškėlio. Tai sveikinu tave, padarom, draugai. Jomantė, kviečiam tave į sceną. 2014 metų Pasvalio rajono mokinė
tampa Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos moksleivė Jomantė Eržikevičiūtė. Girdėjome dėdėję Pasvalio rajono mokyklų parlamento prezidentas Vilkas Petkevičius. Iš tikrųjų labai ačiū, kad balsavot. Iš tikrųjų nesitikėjau laimėt. Nežinau, noriu tikrai visiems nuoširdžiai padėkoti, kurie balsavot. Ir tiesiog ačiū. Labai faina čia stovėt. Ačiū. Kad nenusimintų likę du pretendentai, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo pati karščiausia kova ir taškai, kurie skiria visus tos tris jaunus žmonės, iš tikrųjų skaičiuojami ne šimtais, bet dešimtim ir ten ta persvara yra labai nedidelė. Sveikinam. Na ką, tęsiam. Viktorai? Taip. O klausyk, aš po tavęs norėjau paklausti tokio klausimą. Klausim. Kas buvo geriausias tavo mokyklos mokytojas? Mano geriausias mokyklos mokytojas buvo ne mokytojas, o mokytoja. Mokytoja Laima Vaitkevičienė, manau, kad yra daug kas iš esančių pažįstat ją. Reikia sukovoti už ją, iš tikrųjų tai yra žmogus, kuris formuoja ne vieną jauną žmogų ir tai yra unikalus žmogus, bet šiandien jo nėra mūsų sąraše. O klausimas į klausimą, Monika, o kuo tu svajoji būti mokykloje? Labai lengvas klausimas, aš norėjau būti princesė. Nu, teisingai. Va taip, tau daug netrūko. Gerai, mėlėjai, sekanti nominacija metų mokytojas. Ir juo pretenduoja tapti Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijos matematikos mokytoja Regina Žilienė. Tai žmogus, kuris niekada nenuilsta mokydamas vaikus, visada su šypsena. Regina taip pat yra matematikų mokyklos Rokunda mokytoja, kasmetinių matematikų konkursų Joniškėlyje organizatorė ir nuostabi mokytoja. Apie ją, manau, niekas nedrįstų pasakyti blogo žodžio, nes ji per daug gera mokytoja. Tai yra ištrauka iš jūsų laiško. Pasvalio Petro Vileišis gimnazijos istorijos mokytojas Saulius Skardžius mūsų skaitytoja rašo. Deimanto jis vertas todėl, kad sugeba ne tik įdomiai ir šiuolaikiškai išdėstyti visus istorijos faktus, bet ir yra pats geriausias mokytojas, kuris pasidomi mokinių gyvenimu. Šio mokytojo pamokos pats geriausias prisiminimas iš mokyklos laikų teikia vienas. Paplokit, mokytojai. Trečioji kandidatė – Pasvalio muzikos mokyklos mokytoja Bronė Griauzdaitė Petrauskienė. Tai pedagogė nuostabios sielos moteris, kuri atiduoda visą save vardan grožio, kurį suteikia muzika. Paplokit jai. Paskelbti nugalėtoją kviečiame mokslo daktarę, Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėją Loretą Žadeikaitę. Paplokit jai. Pasvaliečiai tikrai labai jautinas, nes labai retai, galbūt tikrai pirmą kartą per 25 metus esu su Pasvalio visa bendruomenė ir su savo mokytojais. Tai skelbiu 2014 metų mokytojas Deimančiukas Saulius Skardžius. Kad mes prieš renginį pasisveikinom, bet aš tikrai nežinojau, kad tu būsi. Su visa meile tau prizas, o asmeniškai dovanojam Vlado Drėmus, Dingęs Vilnius. Dėka istorijos ir visų mokytojų mes atrandam savo kraštą, atrandam savo Pasvalį. Ir aš dar noriu pasakyti, dar kartą pasidžiaugti, kad išvažiuojant man perdavė, kad buvo linkėjimai skirti Lietuvai. Ir Pasvalio Vileišio gimnazijos mokinių linkėjimas Lietuvai buvo pripažintas geriausių linkėjimų Lietuvai.
paskelbs apie šiuos gražius žodžius organizatoriai. Ir tie žodžiai, matyti ir tavo, ir visų mokytojų įkvėpti, kad mūsų mokiniai visai Lietuvai pasakė šios žodžius. Linkėjimų Lietuvai konkursas, akcijos organizatoriams labiausiai patikęs linkėjimas. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Žodžiai pasirinkti. Petras Vileišis sakė, kad darbštumas tai 9/10 dalys mokėjimo gyventi. Tau Lietuva linkime darbščių žmonių, kurie stengtųsi tau duoti, o ne tik imti, kurie nedėjuotų, skustųsi, peiktų, o visas savo jėgas atiduotų tavo geroviai ir džiaugtųsi gyvendami čia, kur bėga šešupė, kur Nemunas teka. Ačiū Jums, mėly mokytojai, o šis mokytojas tikrai yra deimantas. Ačiū. Nesuvedęs tokios pamokos prie tiek daug žmonių. Norėčiau padėkoti visai Pasvalio krašto bendruomeniai, bet labiausiai, žinoma, norėčiau padėkoti savo mokiniams. Tie, kurie jau išėjo iš manęs ir tie, kurie dar mokosi, ačiū Jums visiems už pasitikėjimą, su švente visus. Ačiū Valdai. Mes dabar skubiai užleidžiam sceną pačiom didžiausiam šio vakaro žvaigždėm. Jūs sveikina patys mažiausiai pasvaliečiai. Bėga Monika. Pasvalio Jėvagos mokyklos mažieji atlikėjai. Paplokite jiem. Viskas ir yra paėmė. Sekanti nominacija Metų pareigūnas. Juo pretenduoja tapti. Pirmas pretendentas yra Julius Tuogys. Pasvalio priešgaisrinės tarnybos viršininkas. Apie jį jūs sakote. Šio žmogaus rūpestis, jo pareigingumas, jo atsakomybės jausmas dirbant Pasvalio savivaldybės ugniagesių vadovų neįkainojamas. Jis puikiai pasirūpino ir miestelių gaisrinėmis, ir jų darbuotojais. Ir jų darbuotojais taip pat. Ir aišku, darbuotojomis. Džiaugiamės, kad gyvenime teko sutikti šį žmogų. Galvoju, kad aš paskutinę kartą mačiau gaisrininkę moterį, bet nieko tokio. Aš paėčiau Jų yra be abejo. Lygybė tai lygybė. Antra kandidatė Aira Kovaliūnaitė. Iš kaiminio Biržų rajono Geidžiūnų kaimo kilusi keliančio šypsenos 27 metų pareigūnė mūsų rajono policijos komisariate dirba 5 metus. Iš pradžių Pumpėnų seniūnijos apylinkės inspektorė, o nuo praeitų metų bendruomenės pareigūnė. 2013 metais kolegos įskyrė Metų šypsenos nominaciją, o pernai Metų kolegės titulą. Pati policininkė prisipažįsta, kad bendraujant su žmonėmis
Natūraliai šypsena padeda tirpdyti nepasitikėjimo, priešiškumo ledus, tačiau teisėtvarkos pažeidėjams ji yra griežta ir principinga. Deividas Valtaris. Tai vienas iš dažniausiai šią nominaciją siūlomų pretendentų. Savo laiškuose jūs rašėte, kad šis pareigūnas pagarbos nusipelnė už rūpinimąsi rajono gyventojais, už saugios aplinkos kūrimą rajonuose, operatyvios pagalbos organizavimą, nuoširdumą bei rūpestingumą. Paskelbti nugalėtoją kviečiu aviatorių, profesionalų aviacijos instruktorių, atsargos karininką, žmogų, nuo kurio profesionalumo priklauso pačių turtingiausių mūsų planetos žmonių gyvenimas, Gintautą Griauzdę. Paplokit ją. Kaip kariškiui nėra taip lengva prieš tokią auditoriją šnekėti, bet pasistengsiu tą pavardę perskaityti. Taigi labai malonu pranešti, kad 14 metų Deimančiukas pareigūnas bus Julius Stuogis. Kviečiam nominantą. Daugybė jūsų laiškų, daugybė atsiliepimų iš seniūnijų, iš paprastų žmonių apie tai, kaip šitas žmogus kuria iš esmės iš nieko visą priešgaisrinę Pasvalio sistemą. Esu be galo sujaudintas, kadangi gaisrininkai yra tokie žmonės, kaip sakom, tegu gaisrininkai miega, bet valstybė turtėja tada. Bet turbūt vien dėl to reitingai tokie mūsų aukšti, vien dėl to, kad mes visada važiuojam pagalbą ir reikia pasakyti, kad pagal savo sugebėjimus, pagal savo techniką mes suteikiam profesionaliai. Ačiū visiems darbuotojams ir visiems, kurie patikėjo man šitą garbingą titulą. Ačiū labai. Dėl 2014 metų pareigūnas ką tik gavo savo Deimančiuką. Taip. Kas mūsų laukia toliau? O Viktorui, kokio gydytojo tu labiausiai bijai? Iš tikrųjų, tai labiausiai bijau stomatologų, nes jie man primena tokius viduramžių kankintojus, bet aš džiaugiuosi, kad mūsų sąraše tokios specialybės atstovų nėra, nors jie iš kur labai reikalingi. Nominacija Metų medikas ir juo pretenduoja tapti Joniškėlio gydytoja Nijolė Janulaitinė. Tai yra, ko gero, seniausia Lietuvoje dirbanti vaikų pediatrė ir kalbant apie ją, neatsiejamai reikėtų kalbėti ir apie jos vyrą, šviesios atminties Zigmą Janulaitį, ilgametį Joniškėlio ir Pasvalio chirurgą, kuris prieš kelias dienas paliko šitą pasaulį ir aš noriu paprašyti jūsų visų atsistoti ir tylos minutę pagerbti šito garbaus žmogaus atminimą. Ačiū labai. Iš tikrųjų, Janulaičiai, čia šiuo atveju reikėtų kalbėti apie abu, tai žmonės, kuriuos prieš 50 metų likimas iš vidurio Lietuvos atmetė į šiaurės Lietuvą ir kurie, taip prigijo, kad 3 kartos žmonių iš tikrųjų užaugo jiems padedant, jiems gydant ir tai buvo žmonės, kurie, kalbu, buvo apie jos vyrą, kuris iš tikrųjų pažinojo šitą kraštą ir savo nuoširdžių darbų buvo sutenavęs pelnytą pagarbą. Tas pats yra apie jo žmoną Nijolę Janulaitinę, kuri pusę amžiaus gydo vietos vaikus. Monika? Apie kitą nominantę jūs rašėte. Rasa Bimbienė, švelni, dėmesinga, Biržuose gimusi, jau 14 metų dirbusi Pasvalyje, dirbanti. Aukštos kvalifikacijos, akių ligų gydytoja.
Prieš 7 metus Pasvalėje įkūrusi privatų kabinetą Sveikų akių centras. Kartu dirba ir Pasvalio ligoninės konsultacijos poliklinikoje. Trečia pretendentė, kai mes paskelbėm jiem laikraštį, tą trejetuką gavom gal 3 ar 4 skambučius, kad čia, sako, įsivėlė klaida. Jinai jau nebedirba pas mus, sako, jinai jau dabar yra kitas žmogus, bet mes palikom ją. Tai yra Onutė Vaičeliūnaitė, ilgametė Mikoliškio felčerė ir iš tikrųjų daugybė šiltų žodžių, daugybė nuoširdžių žodžių ir prisiminimų apie šitą žmogų mus vertė palikti jos kandidatūrą, nes iš tikrųjų ją prisimenančių, ją gerbiančių žmonių mūsų krašte yra labai daug. Paskelbti nugalėtoją kviečiame Seimo narį sveikatos komiteto pirmininkės pavaduotoją Antaną Matuną. Aišku, labai malonu būtų pranešti visas 3 pavardės, nes visas tas moteris labai gerai pažįstu, gerbiu. Bet skelbiu, kad šių metų Deimančiuku tapo mano daktarė, mano gražioji daktarė Rasa Bimbienė. Esu labai dėkinga parodyto dėmesio, įvertinto mano darbo, parodytos meilės. Šiandien tokią gražią dieną, valstybės dieną, labai noriu pasidžiaugti, kad dirbu Lietuvoje, kad galiu tarnauti, kad padėti ir gydyti galiu Lietuvos žmonės. Dar kartą visiems ačiū. Ačiū. 2014 metų medikas Rasa Bimbienė. Paplokite. Miela kolegė, kaip ir Seimo narys sakė, čia taip pat yra mano daktarė. Ir mes visi žinome, kokia jinai yra nuostabi, pareiginga, gera specialistė. Ir labai džiugu, kad šiandien ir Pasvalio krašto žmonės pritarė šitai minčiai. Miela Rasytė, sveikinu su šiuo garbingu apdovanojimu ir kartu labai mielu. Mes visi medikai žinom, kad yra labai sudėtinga pelnyti tokį žmonių pasitikėjimą, meilę, tad su gražiu taip apdovanojimu linkiu tau geros sveikatos ir sėkmės. Ačiū gydytojai. Ačiū. O po šito nuostabaus teikimo norime į sceną pakviesti Bronislavą ir Rasą. You Raise Me Up dainą.
lėšų. Aš tikiuosi, kad salėje susirinkę žmonės supranta tokį dalyką ir mūsų sumanimą. Ta, ką mes ir žadėjom, kad šiandien pabandyti vieną krūvą suvesti viso pasaulio pasvaliečius, iš Pasvalio krašto kilusius žmonės ir tie, kurie teikia apdovanojimus, jie irgi yra šito krašto žmonės. Noriu užduoti klausimą, kaip galvojate, ar Pasvalio krašte užtenka kultūros? Jūsų klausimą. Taip. Žinokit, žinokit, ne, kažkas mažokai, ar ne? Mažokai reikia, mažokai, Pasvalio teatro vyrai, sakė, mažokai kultūros. Taip, po renginio. Jeigu vyrai kultūrą kels? Gerai, žinokit, galim pasakyti, kad žmonių, kurie kelia tą kultūrą, kad ir kaip tai negražiai skambėtų, mūsų krašte yra daug ir nominantų iš tikrųjų buvo labai daug ir juos atrinkti buvo pakankamai sudėtinga. Bet vis dėlto mes išrinkom tą trejetuką, kurie bus iš tų trejetukų, kuris bus vienas išrinktas. Taigi, nominacija metų kultūros darbuotojas ir juo pretenduoja tapti Asta Liukpetrienė. Pasakyt, kad tai talentingas žmogus reiškia nieko nepasakyti. Pasakyti, kad tai gabus žmogus reiškia tylėti iš viso. Pasakyti, kad to žmogaus galvoje telpa didžiulis pasaulis, reiškia nieko nepasakyti. Yra unikalus, beprotiškai talentingas, beprotiškai mielas žmogus ir didžiai dalim viskas, kas vyksta Pasvalyje ir ant šitos scenos, tai yra šitos jaunos, gražios, žavios, talentingos moters nuopelnas. Paplokit jį. Ne ką mažiau universalus žmogus, kuris yra muziejininkas, pedagogas, keliautojas, dviratininkas, šokėjas, sporto entuziastas ir visą tai sutelpa tik ir du žodžius - Gražvydas Balčiūnaitis. Kol vyko Dimančiukų rinkimai, šis nuostabus žmogus dar spėjo tapti Pasvalio rajono savivaldybės paveldo apsaugos specialistu. Pasvalio paveldas dabar patikimose rankose. Ir trečia kandidatė tai yra Aldona Oniūnienė, Vaškų bibliotekos darbuotoja, asmenybė, apie kurią galima pasakyti, bibliotekininkė iš Dievo, jos nuoširdaus ir pasiaukojančio darbo, originalios pasaulėjautos ir nesumeluoto patriotizmo dėka Vaškų biblioteka jau daug metų yra kultūros, šviesos ir lietuvybės židinys. Paplokit jai. Darbuotoją kviečiame paskelbti žmogų paukštį, žmogų legendą, lietuviškos roko muzikos dinozaurą, grupės Laiptai lyderį Henriką Balčiūną. Henrikai, tu nedainuosi? Dainuos vėliau. Labas vakaras. Labai keista šiandien sėdėti salėje, o ne dirbti. Ten, kur Pasvalio teatro vyrai sakė, kaip aš jaudinuosi, sakė, kad mažai kultūros, tai mes bandykim susitikti šiandien po renginio, mes aptarsim ateities kultūros planus gerai. O iš tikrųjų, mėly pasvaliečiai, už tai, kad Pasvalyje yra kultūros ir jos dar tikrai bus daugiau ir daugiau, aš noriu padėkoti jum visiems, jūsų dėka. Ačiū jums labai ir su gražia švente. Ačiū.
2014 metų kultūros darbuotoja Asta Liuknevė. Paplokite. Žmonės gyvenantys kokios nors Kaunuose, Vilniuose, Klaipėdose, visi kažkaip įsivaizduoja, kad provincijoje nieko gero, tai nieko nevyksta, nieko nėra. Aš manau, kad ne tik šitos nominacijos, bet jeigu jūs skaitot darbo laikraštį, tikrai žinot, kad Pasvalio rajone iš tikrųjų vyksta labai daugybė dalykų. Ir sekanti nominacija tai yra metų įvykis. Vienas iš metų įvykių buvo gyvosios karo istorijos ir muzikos festivalis Kviečia Joniškėlio Respubliką. Antra nominacija – Jurginų darželio atidarymas. Buvo daug klausimų, kodėl šitas keistas įvykis įtrauktas į metų įvykio kategoriją. Žinot, Pasvalio rajone, kai gyventojų taip mažėja, naujo darželio atidarymas, tai yra iš tikrųjų metų įvykis ir aš kviečiu jūs paploti jam labai. Taip pat vienas iš metų įvykių buvo nauji ir netikėti bei originalūs metų kultūros darbuotojų apdovanojimai Skruzdė. Ir spėkime jūs. Ar jūs nerežisavo mūsų ką tik gauta nominantė? Gerai, o nugalėtoją kviečiu paskelbt nepriklausomybės akto signatarą Meškalaukietį Eugenijų Petrovą. Eugenijų mikrofonas. Įvykis. Festivalis Kviečia Joniškėlio Respubliką. Eugenijau, tuoj, čia dabar bus patvišti viešų ir privačių interesų konfliktas, bet aš prieš atsinimas apdovanojimą noriu pakviesti komandą mūsų savanorių dalį, kuri darė šitą festivalį. Jaunimas, reikia čia. Stanislovaitį Viktorą paprašysim vėliau pasiaiškinti, dėl ko jis yra šito renginio organizatorius ir to renginio, kuris ką tik laimėjo, bet apie tai vėliau, o iš tikrųjų noriu visiems padėkoti, nes prisidėjusiu prie to mūsų gražaus renginio, turbūt čia sėdi gal pusę salės. Ačiū tiem, kurie patikėjo šio renginio idėją, kad ir Joniškėly gali vykti tokių renginių. Ačiū tiem, kurie ir sakė, kad galbūt nepavyks mums kas nors. Tai yra puikus, taip sakant, spyris, kad būtų verta pasistengti. Ir ačiū, čia tik 3 yra savanoriai, kurie daug laiko išmainė į kibirą šaltibarščių, į kiaušinienę kepamą prie muziejaus, tam, kad mums padėtų. Organizatorius ir viso šito renginio smegenis. Prašom. Sakė, biškį pakalbėsiu. Gerai, ačiū. Labą dieną, pasvaliečiai, joniškėliečiai ir kiti visi Pasvalio krašto žmonės, kurie šiandien čia susirinkę. Tokia proga man buvo malonu teikti būtent Joniškėlio bataliono palikuonims. Taip buvo toks laikas, kada ten kūrėsi toks batalionas, kuris po to, sakysim, raudonarmiečius grūdo iki Dauguvos.
ir virto 9 Lietuvos diviziją po to. O dar maloniau tai daryti būtent šiandien nepriklausomybės dieną. Tai neeilinė diena. 25 metai mūsų laisvės dienų. Kartais manęs klausdavo, dabar dar klausia, mūsų ten nebe tiek daug jau belieka klausia. Ką jų tai maždaug pasirašydamas nepriklausomybės aktą? Kokie jausmai buvo maždaug? Žinot, nepriklausomybės aktą pasirašant reikėjo sprendimą daryti, nežinant, kas po pasirašymo bus jau kitą dieną. Bet buvo tam tikras džiaugsmas, vidinis laisvės kažkoks pojūtis, kad mes ryžomės pasirašyti tą aktą. Bet jeigu kas liečia mane, tai jau toks tikras džiaugsmas, leidęs atsipalaiduoti ir pajusti, kad tikrai jau mes kažkas esame. Buvo po to, kai buvo išėjęs iš Lietuvos paskutinis Sovietų armijos kareivis. Nes iki to laiko Seimas dirbo visą laiką apsupime. Mes iš ties nežinojom, kas gali būti rytoj, net šiandien kas gali būti, kada ten vyko įvykiai, kurie nedavė ramybės ne tik mums, bet ir mūsų artimiesiems ir visiems Lietuvos žmonėms. Aš nenoriu gaišinti, šitoj scenai man tenka būti ne pirmą kartą. Pirmuosius kartus man čia teko lankytis, kada kūrėsi Sąjūdis. Po to čia teko lankytis, kada buvo renkamas pirmas Lietuvos prezidentas ir aš buvau Lozoraičio komanda. Irgi čia teko lankytis. Ir užbaigdamas štai, ką noriu pasakyti. Tai iš tikrųjų labai didelė šventė. 25 metai laisvės, nepriklausomybės. Ir visi kartais galbūt jaučia tą laisvę. Kiti kartais tą laisvę bando paversti anarchiją. Kiti pasipelnėjimo šaltinių. Tai atgyvena tam tikrą. Mes valomės. Bet štai ką noriu pasakyti galiausiai, kad bet kurios šalies, ne tik Lietuvos ar valstybės, laisvė nėra duotis ir nedovanojama dovanai. Už ją reikia kovoti. Prieš 25 metus būtent Sąjūdžio vedami, kuris pakėlė visą Lietuvą, buvo paskelbta ta nepriklausomybė. Dabar mums reikia kiekvienam doram Lietuvos piliečiui ją ginti šiandien, rytoj ir visados. Ji nedovanojama. Už ją reikia kasdien kovoti. Nepriklausomybės akto sekretaras Eugenijus Petrovas. O jums skamba Razos Andželinės daina. Gyvybės nevertinga, man ranka ir
Pasvalio krašto lakštingala Rasa Andriuvienė. Žodis bendruomenė mūsų kalboje atsirado palyginus nesenai ir kartais buvo sunku nuspręsti, ką tai reiškia, kas yra ta bendruomenė. Šiandien mes žinom, kad mūsų Pasvalio krašte iš tikrųjų yra daugybė kaimų, miestelių, kur susikūrusios stiprios bendruomenės ir kurios vienyje žmonės neabejingus savam kraštui. Ir žiūrint į jas visada klausia, o kasgi yra ta bendruomenė? Ir supranti, kad iš tikrųjų tai yra komanda žmonių, ne vienas, ne du, ne trys, o visa komanda, kuri dirba tam, kad vieni kitiems būtų šiek tiek geriau gyventi. Viktorai, aš noriu tavęs paklausti, o kaip tu manai, mūsų redakcijos kolektyvas yra komanda? Aš manau, kad mes esame gera komanda, nes dabar prie durų trypčioja mūsų Zina ir jeigu mūsų laikraštis būna kažko trūkstas, jinai gali visada ką nors parašyti ir jis bus užpildytas. Kažkur čia, šalia sėdi pats gražiausias mūsų redakcijos žmogus, Deimantė, ir pas ją atėjo reklamos užsakovai ištirpsta nuo jos grožio ir sumoka gerokai daugiau pinigėlių. Jūs visi žinot mūsų tokį žmogelį su pipke, kuris rašo tokiam rimtom temom kaip šernų auginimas arba naikinimas arba kokie nors tokie kiti rimti dalykai. Jeigu kartais apsirgtų mūsų Sigitas Kanišauskas, tai jūs nežinotumėt, kas pasaulyje, kas dedasi sporto pasaulyje, va ten sėdusi pasislėpusi mūsų miela Jolanta ir jeigu jinai kažkur dings, nebus kas skaičiuoja pinigų, negausim algos. Dar turim ką, turim mūsų Stasytę, žinokit, yra žmogus, kuris žino viską pasaulyje, gali viską pasaulyje. Jos klaviatūra neturi raidžių. Jos klaviatūra neturi raidžių ir yra baisiai geras žmogus. Turim pačią geriausią pasaulyje akį, patį meniškiausią pasaulyje žmogų. Mūsų Videdulkė, pavlokit ją, mes dabar pakeliui kažkur iš šiltos kraštus, mes siunčiam jiem linkėjimus. Tai va, ir... Asta, sakai, tavęs nieks nepažįsta. Žiūrėk, aš užmiršau pasakyti Asta, nespėjau pasakyti Asta, pusę salės reikia Asta užmiršat. Aš tikiuosi, tai prašys gražų straipsnį apie mūsų renginį. Ir aš tikiuosi, kad po šio vakaro mes smarkiai nešvėsim ir Monikos rankos nedrebės. Bent jau penktadienį, kai reikės paketuot laikraštį. Mes esam gera bendruomenė ir komanda, iš tikrųjų. Kągi, sekanti nominacija – Metų bendruomenė. Ir jais pretenduoja tapti Paešmenių bendruomenė. Salomija. Tetervinų bendruomenė. Taip pat Noriu bendruomenė. Na, o, kaip ir sakėm, šiandien mes jungiam viso pasaulio pasvaliečių krūvą, taigi nugalėtoją kviečiam paskelbti Vilniaus pasvaliečių bendrijos vadą, docentą Antaną Apynį. Kviečiam. Prašau, Stefan. Prie mikrofono. Ar galėčiau pabandyti atspėti? Bandykit. Gali būti bendruomenė, iš kurios yra pasaulį vaikšto ir važinėja Genovaitė, daktarė Genovaitė Jusaitienė, o galbūt ir matematikas Jonas Jankauskas. Dabar bandysim pažiūrėti. Nu, pabandykit. Ar atspėjot savo, ar jūsų dedukcinis metodas suveikia, ar ne? Ne, čia yra... Nepradėkite apie formulės. Pažiūrėsiu, horoskopas palankus ar ne. 2014 metų bendruomenė Paešmenių. Kviečia Paešmenių atstovas. Matote, nuojauta neapgauna tada, kai matai vietą, kraštą ar pakraštį, kur yra daug gyvybės, daug gyvumo, daug gyvenimo džiaugsmo, daug veiklos, daug energijos,
Ir mano nuojauta retai kada apgauna žiūrint į darbščius šeimininkus. Nesakykit nieko. Gerai, įsibučiuojat vyrai. Ir mes toliau jungiam viso pasvalio krašto žmonės ir dėmesio ekraną jungiam Norvegiją. Nepabėkit. Šiandien išgirdau puikią naujieną, kad Paešmenių bendruomenė pripažinta pati geriausia Pasvalio rajone. Sveikinu, Gediminai sveikinu kaip bendrijos pirmininką, nuo Rogalando bendrijos pirmininko su šauniu laimėjimu. Ir tikrai nenustabu, tai matėme puikiai per Jonines šių metų. Tikrai puikiai šventė, vis dar kalbam, vis dar prisimenam ir labai labai dėkingi už nuostabų priėmimą. Ačiū ir sėkmės. Saulius Rebekūnas, Norvegijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Pasvalietis. O dabar žodis nugalėtojams. Labas vakaras, ačiū visiems balsavusius už Paešmenius. Tai yra bendruomeniškumo vaisius. Viktoras apie bendruomenę liktai viską apibūdino. Man belieka tik tai pakviesti jūs apsilankykite Paešmenėse. Ačiū visiems. 2014 metų bendruomenė Paešmeniai. Pablokinkite. Labai smalsi mergaitė esu ir norėčiau dar vienu klausimu paklausti Viktorą, kad geriau jį aišku pažinčiau, nes jis mano yra viršininkas. Man labai smalsu, Viktorai, ko tu eini pas kaimynę dažniau skolintis, cukraus ar druskos? Jeigu kaimynės vyras namuose, einu druskos, jeigu vyras komandiruotai, dažniausiai einu cukraus. Daug. Ačiū už atsakymą. Ši nominacija buvo sugalvota tam, kad paneigtume mitą, jog lietuviai gražiausias vaizdas yra degantis jo kaimyno namas. Jo, iš tikrųjų, kartais net keista, kai sulaukiu daugybę laiškų iš visiškai nepažįstamų žmonių, kurie apie savo kaimyną gyvenantį šalia kalba labai gražiais, labai nuoširdžiais žodžiais ir džiaugiasi tuo, kad šalia gyvena toks išskirtinis žmogus. Ponai ir ponios, 2014 metų nominacija Kaimynas ir jie pretenduoja tapti Desdemona Karklienė iš Meškalokio, kuri didmečio šurmulį iškeitė į kaimą ir ten surado savo laimę. Adolfas Povilas Gruzinskas iš Pasvalio, 40 metų nugyvenęs Laisvės gatvėje, užsitarnavo draugiško ir nuoširdaus bei paslaugaus kaimyno vardą. Mindaugas Garalevičius iš Vaškų, kuris įrodė tokį labai keistą ir kartu labai mielą dalyką. Tu gali gyventi tokioje vietoje, kur aplink tave nėra jokio kaimyno, ko ne vienkiemyje, bet šalia esantis kaimas, ko ne pusė kaimo rašo laiškus, koks tai yra geras kaimynas. Paplokit ją! Ir paskelbti nugalėtojus kviečiame mūsų šiaurinius kaimynus. Salėje sėdi Latvių delegacija, aš manau, kad yra gera proga kaimynams Latviams paskelbti Pasvalio kaimyno titulą. Kviečiame. Kviečiame. Šalia Latvių yra lietuviai, tikiuosi, kad... Добрый вечер. Labas vakaras, kaimynai. Adolfas Povilas Gruzinskas.
renginio vadovams ir visiems kaimynams, kurie už mane balsavo. Sveikiname metų kaimyną, o dabar specialiai mūsų broliukam Latviam šokių kolektyvas Šeltinis, ar Veltinis, ar Šeltinis, specialų šokį nugardansis, kas lietuviškai reiškia nugarų šokis, yra latvių liaudės šokis. Pasitikime juos. Saule riet, pabada, pabadalla, sirds vēl ciet, la, mugura, vēl manesa lipsas, vēles varu lējot. Mugura, vēl manesa lipsas, saule pretī Rītus līdz tibi, žūks plīts, triki, puķe ziet, la, sirds vēl ciet, la, mugura, vēl manesa lipsas, vēles varu